Šiandien aš išbandysiu Minecraftą antrąjį, bent jį taip internete vadina, tačiau jis vadinasi Hytale. Žaidimas pasisavinęs, sakykime, daug motivacijos iš Minecrafto ir surinkęs didelę auditoriją, kuri labai laukia jo išleidimo. Ir kiek žinau, yra aplamai didelis loras šito žaidimo, kaip jį buvo pardavę, paskiau atgal nupirko. Galbūt padarysiu atskirą video, kuriame pasidomėsime šito žaidimo biografiją. Tačiau žaidimas neseniai išėjo, daugelis sako, kad tai Minecrafto killeris, pažiūrėsim. O prieš šokant abygos prie video nepamirštam spausti laiką, subscribe ir tada nieko nelaukia. Šaunam prie video. Man pačiam asmeniškai įdomu pažiūrėti šitą žaidimą ir pažiūrėti, ar jisai iš tikrųjų yra tokia kaip kopija Minecrafto. Mes turime tokį startą, čia nežinau, kažkokiam keivę mes sukritę esame. Ir čia pagal... Wow. Šiaip visai žaidimas gražiai atrodo. Aš kažkaip buvau tik tokia matęs porą klipų, jisai man biškiai atrodė toksai, toks biškiai ne kažką, bet šiaip, tai pati idėja tokia, žinai, Minecrafto, kur yra su blokais. Aišku, pradedant naują žaidimą Minecraft'e, nuo ko turime pradėti? Aišku, nuo medžio kirtimo. Tai yra klasika. Čia tiesiog su savo rankytėm, kaip boksininkas kapoitas. Tiesiog iškirtus vieną, visas medis iškrenta. Gerai, palauk, yra čia žemėlapas. Bet čia normaliai šiaip mapas yra didumo. Ir čia visokių dar yra baimų skirtingų. Dar žaidimas yra tame early access'e, tai jisai dar aišku, yra daug ko trūksta, jisai toksai mapas rutulinis. Bet vis tiek, manau, yra dalykų, kurių galima paeksplorinti. Aš neįsivaizduoju, ką šitie visi dalykai daro. Čia greičiausiai paprastas gal koksai kaip akmuo būna, ne? Nežinau, ar man jo reikia rinkti, nereikia rinkti. Tai va, su rankytėm koblstoną daužau. Šiaip visai kol kas man patinka, aišku, dar nieko aš čia nepadariau. Ar čia čikenas bėgioja? Sorry, kas čia? Ar čia jau vaikai, atik čia? Jau... Jinai nemir, kiek jinai gyvybių turi? Ar man nereikia jos... Sorry. Essence of Life, kas čia? Čia yra pilna dalykų, kurių aš neįsivaizduoju, bet čia yra kažkokie pastatai, kuriuos galima būtų apžiūrėti. Manau, per pirmąjį bandymą žaidimą reikės gal pamatyti kokį namuką susikurti, tokį bent mažiuką. Pažiūrėti, kaip šitas žaidime builderimas veikia. Labai norėtųsi susikurti kokį pickaxe ar kažką tokio. Ar čia tipo tie... Ko jie visi bijo manęs? Kas čia? Ar jį valgo ten? Kas čia vyks? Čia vilkai, kas čia per? Aš bijau, kad manęs nesuvalgytų, kažkokie čia furiai bėgioja. Pabandysiu sukurti workbenchą. Galiu sportą pasidaryti. Degeriai! Čia buvo 2 tokių. Davai šaunam šitus pasidarysiu. Aš kiek žinau, kad didelis yra skirtumas ties Minecraft'o ir Hytale'o. Tai yra jo kombatas, PvP sistema, kuri, aš kiek suprantu, čia gali net ir skillus naudoti. Davai, kažką gal užkirsti man reiktų, nežinau, biškai išbandyti savo šitus naujus degerius, ką čia mes. Ką aš bereikalo sudariau jos, kurią ką čia paimti. Ar čia bulius, kas čia per mamutas? Čia mamutas, kas čia? Ką čia karvė? Tave, sorry, amigo. Ką aš darau? Ai va, aš nemačiau. Q raidė yra kažkoks dalykas. Ateik čia, amigo. Kažkodėl šitam žaidime žudimas gyvūnų biški yra labiau toksai liūdnesnis. Tame tarpe, kad kažkaip biški man gaila jų žudyti. Jie atrodo biški gyvybės daugiau turi negu Minecraft'e. Bet, man reikėjo išbandyti savo naujus ginkliukus amigom, tai biški irgi supraskit mane. Galiu susikurti savo pickaxą. Davai susikursiu pickaxą. Bet jo kombatas tikrai yra įdomesnis negu pačiam Minecraft'e. Kas turn-offas? Oi, kas čia? Čia bucketas? Ok, čia kažkas dar yra. Kažkaip biški man čia creep yra. Čia užšoks, kai ant manęs kažkas. Kas čia? Wow, čia keivas, čia dungeon. Kas čia yra? Ar aš galiu prie jo eiti? Wow. Nu gerai, aš bandysiu savo degerius. GG. Net normaliai. Kas čia per krysą? Ar man iš tikrųjų reikia jį bandyti nužudyti ar ne? Jis man kažką duos ar čia? Matau čestą. Va, ko noriu, tai aš pabandyti to često. Strėlė. Vudas. Vapšė nieko gero nebuvo. Nežinau, ar man čia iš tikrųjų reikia bandyti su jo fightinti. Aš manau, aš jį paliksiu ramybę iš to amigo. Tik tais, kiek matau, yra portalas ten greičiausiai kažką einantis. Tai nežinau, aš manau, galbūt einu, aš apsižiūrėsiu labiau pasaulio. Jis gali toliau gyventi, nes aš jeigu būčiau norėjęs, aš jį būčiau įdukirtęs. Man čia nieko tokio yra. Kas čia? Ar čia ryklys? Kas čia per... Ai, čia lokys. Amigo, ko jūs taip greitai? Jis mane dar pasivys normalus. Eik, tu grybukas, tai eik, tu plauk, nemokė, tai vaik iš amigo. Aš sakau, jie tiesiog interneto yra riteriai, čia bando kažką užsišaukti, bet tai... Gerai, aš noriu pasimti šitos duris.
duok man šitas duris. Matau, mapė yra tikrai daug, kur galima būtų nueiti paeksplorinti, bet aš manau, tiesiog aš išrinksiu maždaug kokią gražesnę vietą ir pasidarysiu savo pirmąjį namuką, pažiūrėsime, kaip veikia bildinimas čia. Netgi čia kažkur prie vandens būtų visai gražiai. Aš dar tik nueisiu, pažiūrėsiu, kas čia per namukas. Įdomu, čia ar yra koksai village'as, kaip per Minecraft'ą, kur būtų kokių žmonių. Mushroomai. Vienu čia chata. Ar čia gyvena kažkas? Nežinau, bet aš pasimsiu tikrai vieną lovą. Čestą aš irgi pasimsiu savo. Kas čia? Nežinau, irgi pasimsiu. Aš čia galėčiau kaip ir gyventi realiai. Ai, ne, čia iš visų čia kažkokių zombių yra chata. Na, aš gal paliksiu ją jiem. Aš ir taip jau biški naglai pasielgiau čia, pavogiau biški daiktų. Kažkur, blin, ten prie vandenuko kaip gražiai atrodo, bet tas lokys, tai aš biški bijau su juo. Aš nesuprantu, čia net zuikis atrodo pavojingas. Aš galbūt tiesiog kažkur čia sau ramiai kaip tik lygu. Čia aš va savo pasidarysiu savo namuką gražų tokį. Gerai, pirmasis namukas, aišku, klasika. Bus toksai, nu, sakykime, kvadratukas, sakykime, netgi biški fancy, padarysime 2 duris, nes aš tik vienas turiu. Kol kas irgi nenaglėsime, būsime su vienom durim. Man tik įdomu, ar čia naktį irgi bus zombiai. Jeigu bus čia ir naktį irgi zombiai, man reikia tada paskubėti. Nu, ir užvelgus į mūsų namuką, kiek esame pastatę, matosi jau saulė nusileidusi. Galime padaryti tokį namuko turą. Matote, iš priekio jisai yra prestižiniai atrodantis. Toksai vat kvadratas. Iš šono mes, viziją tikiuosi matote, kaip stogas turėtų eiti. Kol kas jisai, dar be stogo, bet nieko tokio. Galime užeiti į vidų. Kol kas liūdnai atrodo, bet tuo pačiu mes turime jau sienas. Čia kaip gražiai atrodo rūfas. Ir ką, amigos, toksai namukas pas mane dabar gavosi. Viziją, manau, matote, kas turėjo gautis. Gerai, apie patį žaidimą mano nuomonė. Matau, kodėl žmonės jį vadina antruoju Minecraft'u. Iš tikrųjų, jie turi tikrai savo skirtumų, kas atskiria Minecraft'ą ir kas atskiria Hytale'ą. Tad jį vadinti antruoju Minecraft'u, manau, nelabai yra teisinga. Jis tiesiog yra Hytale'as savo istoriją kuria. Šiaip, aš visai nustebau, nes aš kiek buvau matęs savo klipų, atrodė jisai toksai, tokia, kai sakykime, cheap versija Minecraft'o, bet pasirodo šiaip kol kas, žinokit, man labiau net dabar patiko negu Minecraft'ą sužaisti, bent galbūt tiesiog man taip yra, nes aš kai esu atžaidęs Minecraft'o daug, tai Hytale'as atrodo tokia, žinai, kažkas tokio biški naujo, toksai kaip Minecraft'as, bet tiksais, kaip Minecraft'as tiksais kaip antroji versija. Patiko man labai jame kombatas, tikrai yra labiau toksai, gali jame įsinerti negu pačiam Minecraft'e. Tad galiausiai duokite, amigos, žinoti komentaruose, ar jūs esate išbandę Hytale'ą. Jeigu esate žaidę, kaip jums žaidimas, nepamirškite užsukti į Discordą, kuris yra aprašyme. Galite irgi padiskutuoti apie šitą žaidimą, galbūt susirasite žmonių, su kuriais irgi pažaistumėte. Tuo pačiu duokite žinoti komentaruose, ar norėtumėte pamatyti daugiau epizodų šito žaidimo. Per kitus epizodus eitumėm eksplorinti šitą žemėlapį, šitą aplamai žaidimą, žiūrėti, kas jame gero. Ir tada, kaip visada, susitiksime naujose videose.